Šiandien pakalbėkime apie pikselius. Pikselis tai yra labai maža dalelytė. Tai, ką jūs dabar matote ekrane, yra priartintas vaizdas, labai priartintas vaizdas ekrano. Ir pavyzdžiui matosi, ar ne, kad čia šiek tiek kažkas šviečia, čia yra visiškai tuščia ir 3 spalvos. Raudona, žalia, mėlyna, ar ne? Kitaip tariant, RGB. Red, Green, Blue. Tai vat mūsų pikseliai yra mažos dalelytės. Jeigu tai imsime ekrano, monitorius, televizorius ar telefono pavyzdį, tai turime 3 spalvų tašką, taškas šiuo atveju kvadratinis, kuris gali šviesti 3 spalvas. Pagal spalvų intensyvumą ar tai, kokiom spalvom šviečia, mes gauname visas spalvas. Štai mūsų RGB pavyzdys. Čia yra apšvietimas, raudona, žalia, mėlyna. Tai yra būtent su šviesa taip veikia. Jeigu mes viską sujungiame, matome baltą šviesą, visą spalvų spektrą. Kai maišosi raudonas su žalia, gausime geltoną, mėlyną su žalia žydrą ir mėlyną su raudona violetinę. Būtent taip veikia ir piešimo programa, kuri irgi turi pikselius. Čia jau pavyzdys yra CMYK, tai yra spausdintuvams arba dažams. Tai jau būna žydra, violetinė, geltona, va čia šitos centrinės, jos maišosi tarpusavį, gauna pagrindinės pagal šviesą ir tada būna juoda. Gyvenime juoda dažniausiai atskirai būna, nes mes juodai dažnai spausime. Dabar atsidarome piešimo programą ir ką mes turime? Mes turime visą tą piešimo programą ir turime mes lapą. Šiuo atveju mūsų lapas irgi matuojamas pikseliais. Štai čia matome, kad mūsų lapas yra 840 ant 523 pikselių. Mums reikia nusistatyti lapo parametrus 200 pikselių ant 200 pikselių. Tokį kvadratuką. Kaip tai padaryti? Pirmas būdas. Galime tempti viršuje, žiūrėdami, stebėdami mes linijos kraštus, ar ne, kur pelytė yra, bet mums taip yra sudėtinga. Todėl einame į failas, pasirinkame ypatybės, atsidarius papildomam meniu punktui, plotis ir aukštis, tiesiog įrašome 400 ir 400 ir spaudžiame gerai. Mums lapas pasitaiso ir mes štai turime. Praėjusį kartą pasakojau, kad mes galim išsididinti iki 800. Standartiškai dirbam ant 100%. Tai dabar mes galim arba šitaip prisitraukti, arba galime pasirinkę padidinimo stiklą tiesiog nuo nulinio kampo prisitraukti vaizdą. Mums daugiau neleidžia 800. Ir mes ant šito piešime. Nepamirškite pačioje pradžioje išsijungti padidinimo stiklo. Tai reiškia, turime paspausti pieštuką. Jeigu aš dabar piešiu arba dėliosiu taškus, matysiu pikselį. Būtent pieštukas leidžia mums dėlioti pikselius. Galima pasidaryti dydį 2 pikselių, nes mums standartiškai yra 1 pikselio. Jeigu imsiu 2, tai bus tokie kvadratukai. 4 ant 4. Ar ne, pikseliukai, vat paišo skirtumas jaučiasi. Kaip man aiškiai žinoti, ką man reikia, kur padėti tą tašką, ar ne? Čia nepataikiau, tiksliau pataikiau šitoje vietoje, bet čia nepataikiau. Galite piešti tokiais kvadratėliais, tik bus jums sunkiau paišyti kampus, nes jeigu aš vesiu pieštuką, man kampus va taip vat sujungia. Jeigu aš vedu vieno dydžio, tai jeigu jau kampas yra, tai kampas jau ir yra.
Dabar tiesiog aš pasižymiu tiesiog zoną, paspaudžiu delete ir iš naujo. Jums prie pamokos yra prikabintas štai toks piešinėlių pavyzdys ir jums reikia išsirinkti, kurį variantą jūs turite nupiešti. Pirmas variantas yra arbūzo skiltelė ir širdelė. Antras variantas vyšnaitė ir žvaigždutė. Trečias variantas Minecrafto elementai, ar ne, kardas ir kirstukas. Kaip man tą dabar padaryti? Pasijungiu rodymas kortelę ir yra tinklelis. Vėl grįžtu į pradžios kortelę, pasirenku pieštuką ir jeigu aš pasirinkau kažkurį tai piešinėlį, na tarkime, vyšnaitę, ar ne, žiūriu 3 pikseliai juodi žemyn. Na, tai tada taip ir piešiu, ar ne? 1, 2, 3. Suklydau, galiu grįžti. Tiesiog čia. Toliau, ar ne? 2 taip, 3 taip iš šonų. Ir vėl tada darau 2, suklydau, grįžtu. Čia jau reikės įtemptai padirbėti, bet rezultatas turėtų būti geras. Tarkime, man trukdo matyti visą vaizdą tinklelis, aš jį nusiemu ir galbūt man taip lengviau piešti. Jeigu aš jau nupiešiau darbą, jį turiu išsaugoti. Einu į failas, įrašyti, atsidaro mums vieta, kur aš noriu rašyti. Geriausia susikurti darbalaukis šitoj zonai. Čia vadinasi, jau mes esame darbalaukyje. Naują aplanką, IT darbai, kad žinočiau, kur saugau. Arba saugoti ten, kur jau reikia. Aš paspaudžiu Enter, dar kartą Enter, aš įeinu į tą aplanką, štai čia darbalaukis, IT darbai. Ir vietoj šito pavadinimo failo vardą jūs turite įsirašyti savo vardas, pavardė 5 ir žodį pikselis. Ir spaudžiu įrašyti. Jokių ten taškas, dar kažko nereikia prirašyti, jums iš karto priskirs formatą. Spaudžiu įrašyti. Viršui pasikeičia vardas pavardė 5 pikselis 5. Galite piešti toliau. Jeigu jūs išeisit, jums tiesiog reikia įrašyti paspausti. Ir tada šitą darbą, matote, kur yra jisai, darbalaukis, angliškai desktop, IT darbai, vardas pavardė pikselis PNG. Įrašote ir man atsiunčiate iki nurodytos datos, pamokos apraše ar namų darbe yra nurodyta. Sėkmės!